Sveika, mieloji. Tu mane atpažinsi, jeigu šiuo metu užduodi savo klausimus, kas tu esi, kokios tavo virš galimybės. Tai yra tos, kurių tu dar nepatyrei. Ir kodėl tu turi mane klausyti, ar ne? Ir pirmiausia, noriu atrinkti, ar tau pakeliui su manim, ar tau verta toliau stebėti. Tai jeigu tu iš tikrųjų savo užduodi va tuos klausimus, kas aš esu, ką aš galiu daryti geriausiai jau dabar, ko aš dar nepatyriau, kaip aš galėčiau padėti savo saugiai sveikti. Taip, aš esu orientuotai sąmoningas moteris. Bet jeigu tau tai nerūpi, tai tuoj pat išjung šį video ir tiesiog susiras kažką savo prasmingesnio. O vis dėlto, jeigu giliai viduje kirba tie klausimai ir šiuo metu svarstai, ar ta veikla, kurią tu dabar vykdai, yra tavo veikla, ar tie būdai, kuriais tu dabar dirbi, yra tie būdai ir netgi galbūt tu esi ta moteris, kuri iš tikrųjų daug savęs atidavė veiklai, šeimai ir šiuo metu esi viduje išsekusi. Taip. Tu moki daug dirbti, tu gebi uždirbti, tačiau tie būdai, kuriais tu iki šioliai dirbai, tavęs jau nebetenkina. Tai tuomet pasilik ir pasikalbėkime. Šiandieną mano žinutė pakankamai trumpa. Tik tam, kad tu suprastum, kaip aš tau galiu padėti. Tai socialinė medijoje mane gali rasti kaip Lina Lasi, šiaip oficialiam gyvenime mane vadina Lina Lašienė. Ir pastarį 10 metį aš dirbu su žmogaus galimybėm, su žmogaus gebėjimais, su tuo, kas yra virš to, ką tu naudoji dabar. Taip? Aš žinau, kad tu puikiai jau supranti, kad dirbdama daugiau gali uždirbti daugiau, bet tu daugiau nebenori šituo būdu. Tu aplamai nebenori jau sunkiai dirbti. Tu greičiausiai savo materiją jau susikūrė ir dabar tavo pagrindiniai klausimai, ką aš čia iš tikrųjų atėjau veikti. Ir tave jau domina vidinė pilnatvė. Taip? Jau tu šeimą užauginai, verslą arba veiklą pastatėjai. Ir galbūt netgi svarstai išeiti iš samdomo darbo, nes ten jautiesi padariusi viską. Bet tiesiog nežinai, kas toliau. Taip? Tai aš esu moterims, kurios iš tikrųjų nori daugiau ir nori kitaip. Ir viduje turi tikėjimą. Netgi tas tikėjimas yra toks didelis, jis yra kaip žinojimas, kad yra kažkokia tai paslaptis, kurią aš dar nesinaudoju. Ir čia ne apie magiją. Brangioji, jeigu tu dar vis svajoji laimėti loterijoje, tai taip pat gali išjungti šį video. Aš ne apie stebuklus. Aš apie tavo fizinio kūno, tavo psichikos gebėjimą. Taip. Padėti tau susikurti tai, ką tu dabar jau turi, daug lengviau. Ir tais būdais, kurie iš tikrųjų moteriai yra tinkami. Tai mano žinutė būtų toms moterims, kurios šiuo metu ieško, kas aš esu aplamai, ką aš galiu daryti geriausiai ir galbūt netgi bedirbdama iki dabar atidavai savęs tiek daug, kad šiuo metu turi jau sveikatos problemų ir niekaip negali jų išspręsti. O ypač jeigu pas tave yra lėtinės ligos. Tai čia mano tipinės klientės. Ir tu nesi ta, kuri atiduoda save pilnai gydytojams, atiduoda jiems visą atsakomybę už savo sveikatą. Tu esi ta, kuri supranti, kad už savo sveikatą atsakinga tik tai tu pati. Už savo fizinį kūną, už savo emocinę būseną atsakinga esi tik tai tu pati. Tai aš už saugų gydymo būdą
su visa pagarba medicinai, žinau, kad jinai puikiai malšina simptomus, bet jeigu tu nori spręsti problemą iš esmės, tai jau reikalinga įjungti pačiai, taip, savo psichiką ir imtis aktyviai padėti savo kūnui. Šalia to, ką tau duoda gydytojai. Taip. Ir vakar grįžau iš retrito, kurį pati organizavau Latvijoje. Ir buvo kelios grupės moterų. Iš tikrųjų, didžioji dalis moterų tai jau buvo pasiruošusios šitam retritui. Ir kai kurios jau netgi 3 dieną matė rezultatus. Taip, to, su kuo dirbo. Nes mes gydom savo kūną, gydom kūną naudodamos tik savo proto galimybės. Taip, ir čia jokios magijos, čia yra tiesiog fizika. Tik reikia žinoti, kaip tai daryti. Tačiau buvo ir moterų, kurioms buvo be galo sunku. Kodėl? Todėl, kad jos dar tam nepasiruošė. Todėl visuomet prieš kviesdama į savo programą arba į retritą, bet kaip šiuo atveju, aš atsakingai renkuosi. Taip. Na, į šį, kuris buvo dabar, neseniai, tiesiog priėmiau visas norinčias, nors viena moteris tik tai atkrito, kitos dalyvavo. Tačiau dabar dar atsakingiau stebėsiu, rinksiu, kad tiesiog moterų psichikai nebūtų per sunku. Nes tai, ką mes darom, tiek programai, tiek pokalbį, tiek retrite, tai yra labai didelis krūvis tavo psichikai, tavo smegenų veiklai, tavo pasąmoniai ir ne kiekviena moteris yra tam pasiruošusi. Taip, rezultatai dideli, jie labai džiuginantis, kiekviena to norėtų. Tačiau tam reikia iš tikrųjų pasiruošti. Tai brangioji, jeigu tau tikrai pastaruoju metu kyla klausimai, kas aš esu, ką aš gebu, ką aš galėčiau dar daryti, tai apačioje rasi anketą, apačioje arba viršuje pasižiūrėk, kur rasim. Aš ją priseksiu iš karto pasibaigus šitam laivui. Ir užpildyk ją, kad aš matyčiau, ar mums iš viso verta susisiekti, ar mes deram, ir tuomet pasikalbėsime. Šis pokalbis tavęs nieko neįpareigoja, bet atrasti gali labai labai daug. Tai jeigu tai, ką aš kalbu apie fizinę ir emocinę sveikatą, apie tai, kaip pačiai savo padėti, kaip maksimaliai išnaudoti savo proto galimybės, savo psichikos galimybės. Taip, mes einam net iki tokio lygmens, kai tu pati gali keisti savo hormonų būseną. Taip. Gaminasi vieni hormonai, gali pradėti gamintis kiti hormonai. Taip. Ir tai mokėti gali moteris tik ta, kuri iš tikrųjų yra tam pasiruošusi. Tai ką, brangioji, apkabinu tave tą, kuri pajauti mane ir kuri nori realių pokyčių, kuri nebijai, kad reikės padirbėti, kad reikės skirti laiko, o kitas tiesiog kviečiu stebėti, jeigu dar turi laiko mane stebėti, jeigu dar turi laiko atidėlioti savo gyvenimą. Taip. O jeigu esi pasiruošusi, tuomet gali ir komentuoti man, kad laikas, arba iš karto pildyk paraišką aiškumo skambučiui, kuris tavęs niekuo neįpareigoja. Taigi su meile, Lina Lasi, aktyvioms moterims.